Bet man visi keista, kad... Nu, aš nežinau. Keista, kad tu nežinai? Man tai nekeista, kad tu nežinai, nes... Ne, bet čia žalia degė lemputė, dabar mėlyna, nu. Tai reiškia, kad tu dar vis skiri spalvą. Labai neblogai. Pažiūrėk, koks grožis. Kur? Visur, aplink. O mes einam va ten. O gal jau grįžtam, užtenka? Žinok, mes ant pačio karščio tarim. Gerai, nes dabar šaltas žiemos sezonas, tai mes pačiu laiku. Bet tikrai kiegiai. Mane tai kamuoja kitas klausimas. Čia tiek daug visur atviros erdvės. Jeigu norėtum nueiti į tualetą, tai čia būtų problema. Geriau nenorėt. Gali varyti. Jau kaip pas tave tas juokas įsijungia, čia kaip yra startas, kaip tu filmuot pradėjai. Dar kažką gali padaryti tą juoką? Ką? Juoką tą. Laisvai. O kaip pauzė būna, kaip juokiesi tada? Pauzė kaip darai. Pauzė? Nėra pauzės. Va, taip geriau. Labai gerai. Labai gerai. Šiaip keistas šitas mikrofonas. Man vis baisu jį pamesti. Nu, kai jau jausi, kad biški jau mažiau svorio ant krūtinės turi? Vis ant krūtinės. O, ant ko? Virš. Virš krūtinės. Tai tavo krūtinė? Ant kaklo. Ant kaklo. Klausyk, aš nežinau, ar mes pasiruošę eiti. Šiaip Ta prasme, nori ant viršaus lipti? mes einam tiesiog. Pasiruošę, nepasiruošę. Tai yra beletristika. Kurią paskui galėsi išsakyti, parašyti į skundų knygą kokią nors. Ane? O kam skūstis reikės? Žinai, kokia dabar didžiausia skundų knyga yra pasaulyje? Nu. Internetas. Tai galėsi internete skūstis? Taip. O ką skūstis? Ir gausies, kad tu darysi internetinės šiukšlės internete. Tai aš dabar darau. Filmuoju. Nu, Tai irgi šiukšlinu. Taip, plius dar skūsies. Va, eitumėm savo tylos žygį. Nekalbėtumėm, nefilmuotumėm. Tiesiog pabūtumėm su savim, su savo mintimis. Aš taip ir stengiausi daryti, bet tu pasiėmei kamerą ir mikrofonus. Ja, tai aš ją galiu supakuoti. Į kuprinę. Easy. Tai kam tada pasiėmei? O tu man paaiškink, čia medžio gabaliukai, o kaip jie čia atsirado? Žmogus paliko. O kam jis nešė? Ai, ėjo su lazda. Žinai, kaip su lazdom eina? Ir ką? Iš kur tas medis tada? Ne su mediniam lazdom. Žinai, tipo bambuką pasiima ir eina. Tu juokauji, netik. Nu, nejuokauju, gi dažnai taip eina. Ispanai ypač. Šiek... Tu matai, kaip žolė auga. Iš kur jinai auga? Ką? Čia tai kerpė. Bet va žolytė, kaip jinai čia auga? Aš neįsivaizduoju. Ne, aš nesuprantu, kaip su tą kamerą filmuos žolytė. Tai reikia apversti kamerą kažkokia nesąmonė. Nu, kažkada nusipirksim osmo. O droną? Nu, droną irgi. Bet tada reikės dar išmok gerai filmuoti. O čia dabar, kai toks vėjas, tai tipo droną kelti būtų saugu, ar ne? Tu dabar nedidelis vėjas. Tai tipo galėtum kelti? Nu, aš manau, blokštusi tada į akmenis, taip bam! O pažiūrėkit, mėly televizijos žiūrovai. O čia yra kalnas, o papėdėje yra lava nutekėjusi. Tik aš nesuprantu, kodėl kalnas tai nelavuotas. Tai jisgi pro vieną pusę tik tekėjo. Pažiūrėk, gal čia parodo. Ne, nerodo. Gerai, eina. Gerai, kol tave parodžiau, turėjau galimybę pasikasyti akį. O taip negali. Neestetiška. Neestetiška. O žiūrėk, čia ženklai neatsidėjo. Negalima eiti. Va, matai, ant ten negalima eiti. Bet kodėl? Man reiktų argumentuoti. Caldera Blanca, Prohibido, El Paso.
Bet kažkas ten nuėjo iki to Elpaso ir uždėjo lipdų. Iki ten gali, toliau ne. Ne, bet ten žiūrėk, va, matai, nu pavojinga, turbūt čia yra skylių daug. Ne visur, kur skylės, yra pavojinga, kai kur. Tiesiog, atsargiai reikia eiti. Tiesiog kartais reikia patylėti. Aš vis tiek sveikinuosi ispaniškai, o kaip kitaip sveikintis? Nu, supranti, kad visi turistai, nu dauguma, bet ir patys ispanai eina, ar ne, pasižiūrėti. Nu, jie jau nebeina, jiem jau žinok. Neįdomu. Ne, nu tu gerai, iš žemyninės dalies atskrendant, tai nori pasižiūrėti irgi. Tu žiūrėk, kaip mėgsta ispanai senderizmą haikinti. Dieve, jie aplinkui 5 km spindulių haikina savo ir vargo nemato. A, ne. Aišku. Nu jau. Ką padaryti? Čia ant veido reikia teptis. Ačiū. O tai išeiname kažkokį gentį? Genti. Ateina kažkas. Kažkas ateina. Jo, mūdu grybukai tepamės vidury kelio. Sakys, gal čia soliariumai ruošia. O mes iš tikrųjų einam ten, kur šilta. Palauk, dar tu esi kitą kremą. Ne viskas. Ne, rankom. Palauk. Viskas. Nezirsk. Aš jau noriu eiti. Imk. Nes su tai eiti kažkur tai grūta, tai yra blogiau negu blogai. Čia klijon. Jėzus, su ką tu iš manęs padarėjai? Tai žiūrėk, kaip prie baseino jaučiuosi. Klėti, tai neišsitrina dabar. Ką žmonės pasakys? Oh my goodness. Va taip va ir atspėkit, jeigu mes buvom pirmi ir mus pralenkė antri, kokie mes dabar esam? Teisingai, paskutiniai. Taip. Kas paskutinės tas supuvęs kiaušinis, ne? Jo, kvapo čia yra tokio. Nuo sieros. Imk. Varom. Einam. Pati sakė stok. Ne, jau einam, sakau. Klausyk, bet mes jaučiu net neįpusėjom dar. Aš tau galėčiau pasakyti, bet nesakysiu, nes išsigąsiu. Tu turi. Tu viską žinai. Ką? Nešank. Mes pakilom. Ar nusileidom? Madre mia. Oh my god, kaip užkliuvau. Tu žiūrėk, kur eini. Nu. Ką turim? Ką žinai? Mums liko 3,5 valandos pagal mūsų tempą tokį, kokį einam. Klausyk, tėti, ne. Nu, davai, tada keičiam tempą. Ką reiškia? Nu, tu prasme. Mes einam 40 minučių. Jau einam 40 minučių? Tai mes tik pliurpiam, mes neinam. Nu, o aš apie ką? Nu gerai, tada einam. Ten labai gražu, kodėl negalima? Nes tu visi važiuotų čia, reikia tolimesnį rūtą eiti. Ne, tai kam 10 km eiti, jeigu čia gali va kilometrą paėjęs ir taip gražiai pažiūrėti. Va, taip atsiskleidžia žmogaus besaikis noras optimizuoti procesus. Nu. Aš tiesiog stebiuosi, koks jis išradingas būna kartais. O, kaip gražu. Jeigu mes būtumėm anksčiau atvažiavę, mes būtumėm dabar ten jau. Bet mes atvažiavom vėliau ir dar grybavom biškį. O būsim kažkada ir ten. Realiai aš vis pafilmuoju ir atrodo, kad jau skirtingas kraštovaizdis, o po to, kai edituosi, tai atrodys viskas vienodai. Ką čia rodyt? Nu, tas pats per tą patį. Žiūrėk, malkos kokios. Čia vėjas atnešė. Aha, nuo kur? Nu, tai žmogus atnešė tada, o kas daugiau? Vėjas. Vėjas. Bet šakės kokie laukai, didžiuliai. Kaip išgraužta vandens. Nu. Visur. Bet man tai nepatinka, kad pas tavai jinai nepasikeičia. Ai, Tau nepatinka. O su to gemblu gali keisti, ane?
Čia visiškai žalia. Čia galima dekutį pasitikti. Oh, šiaip Tai bonzai. žalytė. Ten, žiūrėk, va ten bonzai, matai? Kur? Auga. Kaip gražu. Bonzaičikas. A, Gali būti, kad po jo grybai auga. Grybai. Arba mes grybai esame. Nu, va čia jau didesnė tikimybė. Na gerai, keep go. Labai gražus. Čiagi snigo neseniai, kai ta buvo audra, kaip jinai ten vadinosi. Nu, kažkokia audra, viena iš tų audrų. O tai čia su rogutėm faina būtų. A, ne. Per tuos traukulus. Pakartoj per ką? Per kažką. Nu, traukulus kažkokius tai. Nu. Ar ko taip vadinat? O ten kokias skylės, žiūrėk, ten galima pasilė pernakvoti. Norėtų mane. Jo, jeigu nespėsim apeiti, galim čia sugrįžti. Ten gal triušiai gyvena kokie. Nu, tuoj mes busim triušiai, jeigu eisim tokiu tempu. Tai mes jau dabar triušiai. Ne, mes dabar tai nežinau, kas. Driežai. Driežai, grybukai. Bet čia kaip žaliai, iš tikrųjų, kiek augmenijos daug. Fainai. O kodėl? Ai, nu žiūrėk, lava ten visą subėgusi. Čia nieko. Ne, bet, Ramekas. bet taigi šitas kalnas pasidarė dėl to, kad... Dėl ko? Dėl to, kad metė ir, nu, supranti, taip kalnas susiformavo, bet kodėl jisai ne lavinis, aš nelabai suprantu, vėl čia akmenys. Ar jie apaugo per tiek laiko, bet nežinau. Ne, nu tai jis vulkaninės kilmės kalnas. Nu, Tai jis buvo kalnas. tai kur tu čia matai vulkanus, ne kilmę? Taigi ta lava išbėgo ne per visą, kaip iš puodo bėga iš ko jisai tešla. pasidarė? Iš ko kalnas pasidaro, iš žemės, iš akmenų. Va, žiūrėk, iš kur tu sakai pagaliai. Čia augo, pasirodo medžiai ir dabar pagaliai. Ne, žmogus atnešė. Žiūrėk ten, kiek Žmogus medžių auga. Kur? Prie skylės. Ai, jo. O, einam pažiūrėti. Ne, Kodėl? negalima čia. Nebuvo parašyta, kad negalima, bet įdomu, ten būtų įlygti. Nu, mums dar reikia apeiti, mes Nu gerai, neapeisim. gerai, einam, einam. Tai kem 9 numeris jau. Grįžtam. Olia. Ar šipsojausi? Ir aš šipsojausi, nematei? Ne, kad tu šipsojasi, čia žinok, čia joks ne bairis. Ta prasme. Bet jeigu man kažkas šipsotųsi, jau žmonės nelabai suprastų, ką daro. A, ne? Nes O man tai normaliai viskas. man kaip Slavic Face, tai nelabai kas šipsosi. Ne, ne, aš irgi turiu tą Baltic Face. Kodėl Slavic Face? Baltic Face. Flavor. Aš mačiau, viena estė kelia daug apie tai TikTok'u. Apie ką? Nu, apie Baltic Face. Nu, tipo, jinai, nežinau, su draugu vyru gyvena, kuris yra iš Azijos. Ir jis visą laiką šypsos ir jinai jam vis prisimink, tipo, kad mes esam Estijoje gyvenam. Nu, kad, tipo, per daug šypsosi. Tai ką tu to nori pasakyti, kad tu biški turi šaknų Azijoje? Ne, aš ispaniškų šaknų. Flamenkiškų. Taip. O tu žinai, kodėl Kanarų salose Kanarų salos turi labai glaudų ryšį su Venesuela. Nu, kuo? Jie jaučia vienas kitam simpatiją labai. Kuom? Kuom? Kuom jausmai, kuom jaučia žmonės, aš nežinau. Būna įvairiai plaučiais, kaip vienim šonkauliu būna. Tai paaiškink normaliai. Nes kaip buvo prieš, nežinau kiek metų, kokį 50 gal. Nu, čia sukūriau pats. Ai, okei. Nu, gerai. Tuos metus. Tai ten Venesuelai buvo labai didelis bumas, kadangi jie turėjo daug naftos, platformos, gavybą. Ir jie kaip šalis labai augo, labai vystėsi, labai ėjo aukštyn. Ir Kanarų gyventojai plaukdavo, pasidarė savo net laivus, plaukdavo į Venezuelą, kad ten tipo ieškoti geresnio gyvenimo būdo, geresnio gyvenimo sąlygų. Ir jie ten apsigyvendavo. Ir paskui, kai Venezuelai pradėjo blogėti viskas, jie grįžo čia su savo šeimom, su savo vaikais
Ir dabar gaunasi, kad jie turi tokių pusiau šaknų venezuelietiškų, čia kurie atvažiavę gyventojai. O pusiau turi čia kaip ir, nes jie atstato pilietybę, kaip čia gyvenantis anksčiau, pagal senelius ir pagal tėvus. Bet vaikai jau, jų mentalitetas susiformavęs Venezuelai yra. Čia pats sugalvojai? Ne, aš girdėjau, tokį nuskaičiau, nežinau. Rimtai? Todėl jie turi labai tamprų ryšių vieni su kitais. O bet kodėl būtent su Venezuela? Aš tau tik pasakau, nes jie varė visi ten. O kodėl būtent ten? Nes ten šalis augo ekonomiškai. Naftos platformos, viską naftos gavyba. Buvo labai, tuo laiku labai tokia auganti šalis. O Kanaruose buvo tokios biški, biški, žinai, tokie, nu, prie tų. Nu, jau mandagiai kaip nors sakyk, jau gražiai sakyk, jau į popieriuką įvyniok. Varguolių biški, davai, pabandom rodyk posūkį, bandysim aplenkti. Nes mes vis tiek, mes esam tie, kur, nu, greitai vaikštai. Ane. Nes mes 3 valandas čia nesikankinsim. Jo. Ilgiau darysim. Pertrauką, pit stopą. Čia Rūta buvo kiek? 3,5 valandos, ne? Ne, 2. Pradėjom nuo 2. Ai, nu gerai, jo, čia Bet kadangi draugelis čiatas sakė, kadangi ten šikništ, tai biškai užsibuvom. kaip negražiai pasakė. Gausi kaip gausi, dabar vėluojam į traukinį. Tada reikia bėgti, Rūta, prabėgti, o ne mėgautis, eiti, žinai, kokie vaizdai. Bet ta žaluma, tai wow, nu tikrai, nu ofigienai atrodo, labai gražu. Kitą kartą varysim į Lanzarotę ir varysim į Fuertą. Na gerai. Plauksim su laivu, nes į Fuertą mažai lėktuvų skrenda. Į Lanzarotę visai pigiai gali nuskristi ir paskui sukelti už 8 euriukus, jeigu be mašinos pukšt ir persikeli. Sutarė. O kada? Nu, kažkur kitą savaitgalį. Ne, tai dar Deima nebus grįžus. Aš kažkurį kitą, nesekantį kitą. Okay. Bet vis tiek stebinant, kiek vienoj pusėje taip vat žalia, o kitoj pusėje va, visiškai lava sustingus. Tai gražu. Nors, Kaip aukštai, kaip... nu, aukštokai, bet čiagi nėra labai didelis sukilimas. Man atrodo apie 400 tik tais. Kur mes sukilsim? Nu, kad labai nedidelis. Nu, paklausk manęs, aš taip pasakysiu. Nu, pasakyk. Jo, 450. Sakau, kažkaip, aš įsivaizdavau, kad daug didesnės yra, bet kaip pažiūrėjau, taip visai nedaug. Jo, einam 3 valandas. Ne, o kada mes išėjom? Mes net neužsistatėm, kad einam. Nu, jūs neužsistatėte? Ne. O jūs užsistatėt? A, jums telefonas įsirodo. Po to, jeigu režisierė bus geros atminties, galės įkelti, kaip mes ėjom, visą mepsą. Jeigu nuotaika jai bus. Gal. Nes daug jeigu labai čia. Labai daug jeigu. Praktiškai neįgyvendinamas dalykas. Kaip mes gražiai... Žinai, kodėl mes grybukai, nes su kepurėm grybukai. Jo, ir abu, žiūrėk, su pilkom maikėm. Kaip susiderinę. Beveik kaip susitarę. Bet tai kodėl ten taip šalta buvo ir toks vėjas ir staiga čia taip karšta, aš nesuvokiu. Nors ta pati temperatūra kaip ir. Galėtų čia būti kažkokie versmių baseinai, biškai eini įlendi. Tai ten karštas bus versmių baseinė. Vis tiek prakaitą tau, žliaugiantį nusiplautum. Nors jo nėra jokio. Aš sakiau, kad reikia rūbus pasiimti persirengti po šito žygio. O po šito žygio jau daugiau nebus žygio? Šiandien ne? A, gerai. Ne, tai čia iš karto važiuosim valgyti, nes norėsim valgyti turbūt. Gal. Gal. Nes po to taigi nieks nedirbs. Tai neaišku, kada mes žygį baigsim. Man atrodo, kai baigsim, nieks nedirbs. Mes pagal planą jau turėjom... Varyt atgal? Nu jo, praktiškai jo. Nu tavo planas... Maždaug paplanuosiu, kad nereiktų niekur bėgti per galvą verstis. Nu, tai mes niekur nebėgam, važiuok, kaip einam grybiškai. Aha. Sunku kalbėti jau net. Jėzu, kokie ten išgraužimai. Kokios gražiai atrodo. Kalno erozijos. Ar erezijos. Kaip čia vadinasi?
Erezija, tai jau nesąmonė šneka, ne? Jo. Žiūrėk, Kažkas... Oi, kas ten prirašė? Kaip negražiai padarė. Tu prasme, čia žmonės prirašė? Juan. Tu juokauji. Rimtai. O čia prieš saulę, nežinau, ar matosi šis. Kokia Pritrauk. nesąmonė. Ten užrašytas Strastas. Koks strada? Ai, Strasdas. Bet su Z rašusi, nes Nu, čia. kažkoks beraštis dar netrašė. Čia įdomesnis jau toks kelias, ne? Čia jau visai gal ir lazdų reiktų. Tu girdi mane? Aš einu, O tai tu girdi ką nors ar negirdi? kad lazdų reikia. Nu, Žiūrėk, vienas ten nuėjo toli, tu va nori tiesiog pasivaikščioti žmonės. o mes einam normaliai. Žinai, mes dabar lipam ir irgi kvėpuosim kaip tie, kur kopia į kalnus. A kuriam aukštį darysim aklimatizaciją? Kokiu Už tą krūmą galima būtų. 3 valandų aklimatizacija bus? Baigti, čia mažas sukilimas. Nu, nežinau. Man didžiausias sukilimas yra iš lovos, kai atsikeliu. O tu sakai, čia mažas. Rimtai. Palauk, žiūrėk, galės į visą. Ko jūs tikrai? Eik, nebus. Tai visai dėsim, ar? Kokia šiukšlis. Vyra. Šviežia, ką tik iš pečiaus. Ką? Tas platanas skaniau buvo. Tai yra, nebeturim. Kur nebeturiu. Ai, 2 pasiėmėm. Čia? Šiaip jie net nedūsauja, kaip ateina. Nu, pasakyk ką. Kaip gražu. Labai. Labai. Žinai, kai toks dubuo. Prikerpės. Gal ten galima grybų ieškoti? Aha. Bet rimtai, žiūrėk, kaip gražiai atrodo mūsų bėgi. Čia mūsų pirmas gyvenime ugnikalnis, į kurį įkopiau. Jej! Verta buvo? Įsivaizduoju, kad iš jo vidaus varė čia Ne. ugnys. Ne. Tai jau gražu, taikus toks atrodo. Taikus, Aha. kaip ir pasaulis. Bet svarbiausia, ne tai, kad būtumėm ten pasivaikščioję, valandos pasivaikščiojimas. Ne, čia 4 valandų žygis, kopimas į kalną. Parakė. Nu, o ką, negražu? Gražu. Taip, čia rimti kadrai, dokumentika. Tai ne. Pažiūrėk, kaip gražu. Pažiūriu, atsižiūriu save. Gražus. Nu, aš labai tikiuosi, kad kai užkopsim ten, bus lengvesnis nusileidimas. Nu, viltis yra, žinai. Turi irgi vaikų, jeigu ką. Dėkoju, dėkoju. Bet aš linkusi vis tiek būti optimistė. Darykite, ką norite. Aš neįsivaizduoju, kaip čia su kėdukais reiktų eiti, kaip žmonės eina. Čia normalių batų reikia. Man atrodo, kad trina kojas jau šitie batai. O jie tikrai geri. Man tai atrodo, kad tiesiog sunku eiti. Man atrodo, kad mus vejasi kažkas. Aš jaučiu spaudimą iš užpakalio. Visą laiką. Literaliai, literaliai. Ką tu? Sėdžiu, laukiu, kada ateisi. Bet kaip sunku.
Baigtų. Rytinis pasivaikščiojimas. Tu matei, tas vyras koks raudonas praėjo. Ir jis lipa pačiom. Bet jis vos gyvas, galvoju. Laimė, kad jis lipa pačiom. Vis su lasda, bet kaip sunku. O man atrodo, kad čia tie į mūdų kėsinasi. Ieško tokių grybų, kurie pavargėjo. Tu matai, kas ten viršui? Tu matai? Ar matai? Kas ten matai? Ten panašus į mūsų. Kėgliai? Baigtų. O, prasme, tai mes einam pas juos. Jo, nu tai reikia kaip į svečius ateini pasisveikinti su šeimininkais. Bet tai man truputį nedrąsu, jie nėra tokie draugiškai nusiteikę. Nu, jeigu nieko neduosi, tai jo. Ne, nu bet rimtai klausyk. O tipo, galim taip eiti? Kažkaip įsiveržimas į jų teritoriją gaunat. Nejauti? Čia crazy. Negaliu patikėti. Ne, neina. Mamytė. Eik tu savo. Žaliai atrodo. Kodėl jie visi eina atgal, o mes einame į priekį? Daug kas rinkosi atvirkštinį kelią. Taip išėjom. Bet kaip tos avys taip? Vienodai joms. Jūs tiesiog valgo. O ką jūs čia randat? Čia taip mažai dalykų valgyti yra. Peliukas, tik be uodegos. Ava žiūri. Nu, panašu, nesakyk. Jausmas kaip anglys. O šiaip tai atnešė va, daug bulkos ir padažų. Vienas žalias, kitas raudonas. Pažiūrėt, kas čia yra. Česnakas, žaliakas. Čia gal su paprika, su žaliau, čia su raudonu. Jaučiu, kad. Šitas aštrus. Tas geresnis. Šitas aštrus, labai. Nu kaip. Biški. Aštrus. Aš dabar jau norėčiau atsigerti. Ačiū. Tai visur noriu, bet nežinau. Nu tai gal važiuojam. Atnešė mūsų kalmariukus. Ale plančią. A jie išdarinėti? Nu, pažiūrėsim. Trauk. Nu, tai gali su pirštukai, žinot, trauk. Arba su peiliu.
Ir ką dabar? Dabar, nu, valgyk. Reikia pažiūrėti į vidų. Persikliau per pusę. Tai tik taip šneki iš karto. Žiūrėkit. Mėšta. Tai reikia švalyti. Karvės būdė išvirti. Kanarietiška bulvė, kanarietiškas pomidoras ir kalmarikas. Nori kampuo. Bulvė tai bulvė. O šiaip skani bulvė. Su druska. Skani. O taip jau būtų neskani. Nu, nieko nepadarau su druska. Ką reiškia nepadarau su druska? Nieko, kad aš nevalgiau. Bulvės? Kabliuko, nepadarau. Nu kiek tai nepilu, tai pats galiu užsipilti. Nesveikia. Skanu, o tu bandėjai užsipilti tą padažą? Su bulvė. Šitą. Labai gerai. Nu taip. Čia jaučiu, kad mes tokie alkani. Ne, nu, bet skanu. Kaip namie. Čia tu galvoti galvo, ne? Čia tu kalbu. Ta prasme. Nevalgai to? O šitą reikia išvalgyti? Tai šitas valgomas, tą tik nupjauk. Čiagi valgomi. Gyvūną atneša, bet tiesiog tik šituos pakepa. Čia tai galva. Ne, nevalgai. Ne viską nupjauju. Čia nevalgai? Gal nupjauju. Jeigu dabar kas nors tavęs klaustų, ar verta eiti rūtą? Aišku. Verta? Bet, nu, gana sunki buvo. Nu kaip? Ilga gal. Toks malonumas ir dar nemokamai. Kur tu gausi? Ne, žinai, kas mane labiausiai glumino, kad vieną akimirką tu trumpom rankovėm eini ir tau norisi šortų, visiškai karšta, belia kaip, o kitą akimirką toks vėjas ledinis, kad tu nori apsirinkti viską, ką turi ir dar piršnių paprašyti. Klausyk, bet plasmasą valgo. Ko jie maitinasi? Ta prasme. Gal visos iš polietileno, iš maišių maksimum padaryti. Ne, bet kai ištraukia, jis labai aštrus būna, ypač jeigu iš didelio. Man patinka. Gal tik tas aštrus per aštrus biškį. Yra pipirų įdomu. Bet čia ir Ar druska? druska ir pipirai. Ne, čia netrūksta. Aš tai galvoju, kur dabar tilps dar tas, nu tas kur. O desertą neužsisakysim? Manai tilps? Ay, qué bueno. Vale, gracias. Ay, qué rico. Gerai atrodo. Tu nori špilą? Noriu vieną. Taip, didelį aš tą mažą. Kodėl? Aš nematau. O tai salotikės? Tu? Tai tu pomidorą, aš salotas. Gal visko būna dar. Ai, bulvės liko dar. Nori bulvę pasamti? Tu valgai. Kodėl? Jis tu nori. Tai man siūliau ten bus dar. O čia tau pomidorą duodu. Aš bulvių irgi turiu, žinau. Kur? Bet ne tokia skanė kaip šita. Šita skanesnė. Gerai.
O tavo mamai patiktų čia Kodėl? starteris. Ai, ne, nepatiktų. Panos tai jaučiu būtų ėmusios aliejų tą virtą, gruzdintą. Man tai taip visada skaniau. Man irgi man to gruzdintą. Tai kas ten džiūvėsėlį ir virtą aliejų, o čia tai tiesiog apkepta. Kaip ten buvo įvardintas steikas, ne? Levolta. Bet į steiką nepanašu niekaip. Nebent gėlių. Reikėjo nufilmuoti tavo patiekalą. Filmuoji? Tu visą laiką filmavai? Tu rimtai? Nu čia gerai atrodo. Galės iškarpyti. Ir visus metus taip mamytė temperatūra. Gal ir nieko? Gal ir nieko. Gal saloj mes turim gyventi. Dale, gracias. Kokio dydžio, oh my god. Man atrodo, kažkam per kišenę. Bet realiai, bulvės ir mėsa pas tave irgi. Bulvės ir mėsa. O kam tos daržovės? Nori paragauti? Ne. Labai skanu matau. Žado netekė. Aha. Kas yra? Ne, iš tikrųjų pirmą kartą ragauju ir labai keistas skonis. Nieko neprimena, bet toks poskonis. Ar man skanu būtų? Nežinau. Tai kokie įspūdžiai jautiesi prisprogus? Aha. Nu, šiaip labai norėjau paragauti tos, kas ten buvo, ožka. Ožkos norėjau paragauti. Ai, kokie apsižiūrė. Tai tikrai yra. Bet ten tiek daug mėsos ir, žinai, mėsa ir bulvės, nu ten biški morkos buvo, bet, nu, toks labai sotus patiekalas. Nu, paragauti norėjau, bet daugiau neragausiu. Šiaip... Daugiau ir nevažiuosim čia? Ne, nevažiuosim. Nu, bet čia tipinis kanarietiškas, nu, tai norėjusi paragauti. Kiek tu vertintum? Aš kokią... Tavo patiekalą ar savo? Ne, nu bendrai. 7. 7, ne? Nu gerai, 7,5. Nu pirmas buvo skanu. Ne? Yra buvo geriau? Labai toksai, nežinau. Bet naminis maistas. Nu toksai naminis. Nu nėra, nu... Būna naminis, bet būna wow. Čia toks naminis, Nu, Tenerifei buvo wow. Jo. Ten buvo wow. Nu, šį kartą taip. Gerai, važiuojam. Susipažinkite. Kalnas Spuogelis. Bet kaip cute atrodo. Koks gražus. O, kaip gerai atrodo. O čia tas golfo miestelis. El golfo. Palauk. Mes čia važiuojam. Kodėl mes čia važiuojam? Ir šitą aikštelę rimtai.
Aš šiaip labai abejojau dėl šito, ar verta važiuoti, bet, nu, šiaip labai gražu. Uoliena, kaip vadinasi, labai gražu. Pats ežeras, tai jis net nežalias, nu gal biški. Bet čia visur labai fainai atrodo. Pažiūrėk, tam tokios bangos. Uai, kam taip rizikuot? Po to reikia gelbėti kėglius. Žiūrėk, šlapi jie liks, man atrodo, ten. Su batais to viso. Ai, nu tai ir mes turim nusifotkinti prie ežero, nu. Taip, prie šito visi fotkina. Jūs gal juokaujat, kiek čia žmonių? Nu, tai vienas kitas, čia ne žmonės, čia turistai. Vienas kitas, bet kaip kėgliai visi išsirikavę. Kiek mašinų daug. Tai dėl ko čia tiek žmonių, nu, nes čia gražu. Eik tu sau. Šiek ten, kai gražiai varo bangos. O žmonės ten yra. Oho, kaip jie ten įlindo. Nu, bet jie ten... Žiūrėk, visi stovi, fotkina. Ne, dar einam ten toliau. Norėtum pasiplauti čia. Ne, nelabai. Bet užtat kaip gražu. Bet labai tos keistos uolienos. Kaip pagaliukais įklijuoti. Nu, kaip tau spotas saulė nuleisti? Nu, trūksta kažkokio vaibo. Kokio? Kavytės? Taip. Ne, tai mes turim kavytės. Šaltos. Šilta, gera Kanaruose. Žiema. Čia nebūna. Čia žiema vasara. Čia žiema. Žiema ir čia žiema būna. Visi to pačiu tikslu.